Tai sveiki, kaip matote video aprašyme. Keliausime Klaipėdą Nidą tokiu maršrutu vienai nakčiai, rytoj parvyksime, dabar yra rugpjūčio 2 diena, apie 4 valandos, jau neužilgai išvyksime. Ir toks tikslas yra nuvykti Nidą, kempingą permiegoti ir grįžti rytoj. Iš tikrųjų, čia yra toksai pasibandymas. Pasibandymas prieš ilgesnę kelionę, dabar nukeliausime kažkur apie 100 km, o paskui planuoju keliauti virš 300 km, tai noriu dabar pasimėginti vienai nakčiai. Ir neužilgo, tai ilgesnė kelionė bus, tai noriu išsimėginti visą įrangą, viską ir tada keliauti jau į tolimesnę kelionę ir tą ir stengsimės padaryti. Ir iš tikrųjų nieko nesužiūrėjęs, kaip kas keliauja, žinau tos keliautojus, bet nieko nesužiūrėjęs, kaip kas ką daro, ką ima, plius minus žinau iš bendro supratimo, ką reikia turėti ir tiek. Ir mėginsime šiandien vykti į tą Nidą, į kempingą ir žiūrėti, ko mums reikia, gal ko nereikia, patobulinti. Ir iš tikrųjų taip ir yra, kad daug esu dviračių pravažinėjęs, bet pirmą kartą taip važiuosiu su nakvyne. Ir planuoju tęsti tas išvykas su nakvyne, nes matau, kad trūksta jau, kaip pasakytų, kilometrų, norisi daugiau nuvažiuoti, tai kadangi daugiau važiuosim, tai reiks jau ir nakvoti vietoje, kažkur kempinge ar gal kažkur kur rasime. Ir taip sumaniau nusipirkti viską ir pradėti tokias išvykas. Galime aptarti, ką mes čia turime. Aišku, turime gravel dviratį. Gravel dviratis nėra brangus, nėra pigus, vidutinės gal vertės toksai. Man labai tikrai jis patinka, labai geras, labai gerai važiuoja. Ir ką mes ant jo turime? Turime, aišku, 2 gertuvės. Vandenį. Turime tokią 2,5 litro tūrio smulkiams daiktams, tai powerbankui, laidams ir panašiai, kad nereiktų kažko ieškoti, kad iškart būtų po ranką. Viskas, kaip sakant. Ir palapinė, aišku, vienvietė palapinė, dėl to jinai tokia kaip labai gerai patogiai talpa. Ir jo gerai prisitvirtina ir gan tvirtai laikosi. Ir aišku, kuprinė ir viskas įkita kuprinėje, tai miegmaišis, maisto visokie tais dalykai maistui gaminti, nes ir gaminsime patys vietoje ir taip toliau. Ir aš ryžiai sėdėjau su tunu, tai 2 pavalgymam tokiam sutesniam, o kažkokiu gal vaisių nusipirksime dar. Ir tiek būtų šiam kartui, šiai trumpai išvykai, vienos paros. Tikrai, manau, visko per akis užteks, kaip sakau, pasibandymui, tai tikrai, manau, nebloga bus išvyka. Ir aišku, čia turėtų būti krepšiai tvirtintis. Aš turiu šios krepšius nusipirkęs. Tai tokie bus artly, paskui gal padarysiu video, kaip jie montuojasi. Ir aišku, laikikliai irgi pirkau artly firmas, tai ir krepšiai ir laikiklis bus tos pačios firmas. Manau, tikrai gerai atrodys ir bus patogus ir patvarus, kaip sakant. Bet dar laikiklio nesu geras, tai dėl to teks keliauti su kuprinė, bet čia nebėda, tikrai viskas gerai. Aišku, nugarą gal kažkiek pavargs, bet nieko tokio, čia nėra ilga išvyka, iki Nidos 60 km kažkur. Tai gal tiek, o apie pačius video, tai nutariau daryti tos video. Nes man buvo žmonių, mačiau susidomėjimą, tai gal kad nereiktų kiekvienam atskirai siuntinėti ir taip toliau, tai kelsiu YouTube ir bus tie video ir galės, kas norės, kam įdomu pasižiūrėti apie tas išvykas. Ir iš pačių išvykų irgi darysim video ir iš kaip kempinam viską ir tiek apie video, netrukus išvyksim už 10 minučių. Tai pirmieji metrai. Pakeliui link Naujosios Perkėlos ir tada persikeliam į Smiltynę ir tada iš Smiltynės į Nidą.
Vienas sustojimas Juodkrantėje. Taip, keliaujame link Juodkrantės. Neblogai važiuojasi. Yra 5 valandas. Saulutė šviečia, vėjukas biškį pučia, bet nei šilta, nei šalta, tikrai geras oras. Iš tikrųjų nedaug dar nuvažiavome. Dar pirmi kilometrai čia link Juodkrantės. Galit vaizdais pasivažiuoti. Tikrai neblogi vaizdai. Ir esame 12 kilometrų šis nuvažiavę. Tai jo. Tai lėkime link Juodkrantės. Juodkrantėje sustosime, pailsėsime, užkalsiu gal kažką. Ir tada link Nidos lėksime. Tai tiek gal. Ir lėkime link Juodkrantės. Šiaip važiuojasi neblogai. 20 km/h laikau visą laiką. Realiai 20 km per valandą. Tai planuoju apie 8 būt Nidoj. Nes dabar yra po 5 kažkiek. Tai neblogai, manau, įsikurti. Ir ant 11 užmigti. Iš ryto biškį Nidoj pabūti ir iki 12 išsičekint iš kempingo. Tai tiek šiandien. Lėkime link Juodkrantės.